Sveiki, mėly žmonės. Naujas video, fucking pagaliau. Aš negaliu. Va, einu namo. Turiu šiaip daug ką papasakoti. Nuo paskutinio video. Tai, ką aš nuveikiu? Ai, pirmą. Fucking liko varžybos. Savaitė, ne savaitė, 5 dienos. So fucking happy. Laimingas. 4 dienos liko, tiksliau. Nes jau vakaras. Ir jo, žiauriai laimingas esu. Ilgas video bus. Turiu daug ką pakalbėti, daug ką papasakoti. Tai va, toks video vlogas. Ką aš noriu pakalbėti, tai yra pirmas dalykas, kodėl aš norėjau įkelti, bet neįkėliau. Tai buvo, kai aš su draugeliu, tokiu roku, išvažiavęs į BMW Karmytą. Aš galėsiu parodyti ten vidosus. Nu biškutį pasišėrė, jaučia. Padriftino, labai gražiai, mes su Rokučiu taip. Tai va, buvom, tada varėm į sodybą, viską pasibuvom. Tada įvyko ginčas tarp manęs ir mano draugų. Ką aš noriu papasakoti dėl šito, tai yra... aš einu dar pasivaikščioti. Ką aš noriu papasakoti dėl šito, tai yra... Aš labai daug ilgą laiką nusileidinėjau savo draugams. Ir tai buvo ne dėl to, kad aš kažkaip juos blogo žiūriu ar ką, bet labiau buvo ta pusė, kad aš norėjau būti gerėtis. Aš norėjau būti tas, kuris eina, sutvarko visus, tipo, aš tikėjausi būti magas šitoj situacijai. Aišku, aš neklėjau. Ir aš manau, riba turėjo būti nubrėžta tada, kada man vienas iš draugų grupės parašė, kad atitiktų kaip su Boružėlė, tai yra mano sena mašina. Va, palaukit. Tai. Oba, Boružėlė yra avarija, viską parodysiu. Kas buvo su Boružėlė ir kas buvo su mano buvusia, kurie ant manęs pačytino, ant manęs labai negražiai elgėsi. Ir aš manau, ten turėjo buvo riba nubrėžta, nes jie tiesiog nebejuokauja. Kada atsirado tokia draugų grupė, kur nebejuokauja dėl tokių dalykų? Aš manau, tai turi būti brėžiama linija ir aš nesibrėžiau. Aš jiems parašiau, kad sorry, bet aš su jumis nebendrausiu. Ir antradienį aš manau, mes galime tikrai susitikti. Aš manau, susitiksim ir pakalbėsim dėl šito. Kur aš galėsiu jūs paupdeitinti viską, kur aš manau, kad tikrai yra smagu girdėti iš jų pusės, kad aš kažkiek pasikeičiau. Nes aš sakau, aš nenoriu blogo, aš noriu vien tik gero ir aš nematau esmės, kodėl stumti. Dėl to, kad aš pajuokavau, kad tu pavoksi mano teoriją, kai tu neišlaikai iš 4 kartą. Sorry, seniai, bet iš to mes ir prikolinom visą savo gyvenimą. Bet tebūnė. Gyvenimas yra toksai. Tada, kas buvo po šito? Tada, parodau vidosą. Dažėmės čia į tokios draugės gimtadienį savo. Čia prieš tai mes čia darėm visokius prikolus, Rolex. Šiaip fainai, bet tiesiog aš manau, kad šitas
fainiausias buvo. Aš nežinau. Mašina. Sugedo. Ir ką padarysiu, dabar aš vaikštau, dabar aš mėgausiu gamtą. Rytoj įsisportuoti ir viskas. Ačiū Jums labai, kurie žiūrėjo. Tikiuosi, kad mane palaiko. Įkelsiu gal YouTube shortą, Kirokutis. Dara. Kam linkėjimai? Mano meiliai. Myliu tave mažę. Tada Erikai, Nojui, Grajauskui jaunesniajam. Tada Nojui, Karasevičiui. Tada... Kas dar? Ir jo, Jums visiems linkėjimai. Ačiū, kad Jūs mane palaikot, bratuchos. Džiaugiuosi, kad Jūsų galite mane palaikyti ir sakau, nenustokite svajoti, darykite, ką Jūs norite. Pradėkite daryti iš tikrųjų, ką Jūs norite gyvenime, Jūs pasieksite viską. Ir aš didžiuojuosi kiekvienu iš Jūsų. Kad ir, blet, tu, Nojau, kurva, Grajauskai, nahui sprintus nedarai, aš vis tiek tavam didžiuojuosi. Ačiū Jums. Dar šaika. Laikykitės! Darom challenge'ą, išsiaiškinti, ko norim gimtadienio progą. Ai, šis balsą pamiršau. Tai. Ką? Tu pradėk. Ai, man pradėk. Gerai. Dar reikia sugalvoti. Gerai. Laptopo. Šitie trys. Gerai. Aišku, aš nemažiau, bet gerai. Gerai, visu. Gerai. Kelionė į Lenkiją. Ok. Ką, tu pradėk. Saugi. Saugu. Saugi. Saugus. Saugi. Saugus. Laptopas. Kelionė į Lenkiją. Saugi. Kelionė į Lenkiją. Laptopas. Saugus. Saugi. Saugus. Nu, blėt, ir vėl du. Laptopas. Šitas buvo, ane? Šitas buvo. Šitas? Все, давай шанка.